Dabar kalbantis su žmonėmis pastebiu, kad yra labai daug sumaišties. Nu, labai daug sumaišties. Ir ta sumaištis, ji tokia užkrečianti, sakykim taip, ar ne? Ir iš tos sumaišties laikui bėgant atsiranda toks neaiškumas, kaip gyventi, ką daryti, kur eiti. Ir vyksta tada, kai mes, tas sumaištis ir tas neaiškumas, kaip bus toliau, tas nežinia tokia, jinai mus veda į naują lygį, į būtent naują lygį. Ir jeigu aš leidžiu sau būtent gyventi toj sumaišty ir bijau išeiti į tą nežinią, tai aš neaugu. Bet jeigu aš išeinu į tą nežinią ir toj nežinioj iš tiesų prasideda tikrasis mūsų gyvenimas ir tikroji mūsų išmintis. Ir iš tiesų reikėtų sveikinti tą nežinią, nes būtent tada, kai paliekame tuos saugius uostus ir renkamės tai, kas yra nesaugu, kaip pavyzdžiui, šiuo metu man yra tikrai toks duotas savo pažadas ir jis mane viduj ir įtakoja ir kartu mane laužo. Ir tas toksai ėjimas į priekį, jis yra pakankamai sudėtingas, jis verčia daugiau žinių dar rinkti, tiesiog pagalvoti, apmastyti tai, kas galbūt būtų įdomu kitiems žmonėms, ar ne. Ir aš tuo momentu skaitau, kad palikau saugų uostą. Ten, kur nieko daryti nereikia. Juk ir taip viskas gerai. Jau aš dabar esu išėjus į nežinią ir ta nežinia mane verčia augti. Ir to augimo pasekmė gimsta šie įrašai. Ir įsivaizduokit, viduje ilgainiui tai stiprina mano sielą ir tai mane nuves į kažką naują. Dabar dar aš nematau to, tai yra nežinia, į ką nuves mane šie įrašai, bet aš tikrai tikiu, kad kai mes paliekame komfortinę zoną, pas mus visada įvyksta kažkas naujo, nepakartojamo ir labai prasmingo. Tik tai labai baisu palikti tą komfortinę zoną. Ar tau taip pat baisu, kaip ir man? Pabandyk palikti kažkame. Gal tu niekada nedarei jokio naujo recepto, pradėk nuo to, daryk kažką. Ir tau atrodo, čia, o Jėzau, nesąmonė dar, o ypač jeigu svečiai artėja, tai padaryk svečiams, kai niekas niekada iš tavęs šito nesitikė. Ir tai bus pirmas kartas. Ar mėgsti rinkti pirmus kartus? Aš labai mėgstu rinkti pirmus kartus, nes tie pirmi kartai mane jie skatina. Vau, šito dar nedariau. Ir tai yra išėjimas iš komforto zonos ribų. Ir per pastaruosius 10 metų aš tiek kartų išėjau iš komforto zonos ribų, kad drebėjo visas kūnas, bet aš esu iki dangaus dėkinga aukščiausiai jėgai, visatai, už šitas galimybės, kurios atsiveria po to, kai tu tai padarai ir tu galvoji, ar taip gali būti, kad tu skrendi su parasparniu, ar taip gali būti, kad tu atviroje jūroje guli, tiesiog atviroje jūroje guli ant bangų, ar taip gali būti. Tad rink pirmus kartus, daryk tai, kad išeiti iš to sustingusios komforto zonos. Su jumis Elygia ir skaičių magija. Facebook'e ieškokit manęs apie skaičius ir gimimo datas. Aš ten labai daug galiu papasakoti. Apkabinu jūs. Spauskit patiktuką, prenumeruokit kanaliuką, juk jis nemokamas. Galbūt kol kas. Ir susitiksime kituose įrašuose.